Šiandien yra 15 metų vasario apie 20 dieną, nežinau, nesiorientuoju, antradienis vienu žodžiu. Čia va, mano, jis sako, statybų bendras vaizdas. Na, jokiks yra. 58 kvadratų namelis, reiškia, per dangėlę pamatus viską pats savo pasidariau. Reiškia, va, čia dar laiptus reikia pilti, reiškia, viskas kesta, kai sako, reikia lysti šulinį. Čia tam šulinį ten neužbetonuota. Vakar maišiau skiedinį, reiškia, nu, vat, tokį namelis, reiškia. Šalia matosi konteineris, kuriame aš ir gyvenu, ir šiąnakt nakvojau tame tarpe. Užvesim generatorių, eisim į vidurį pasižiūrėti. Jis sako, mano gyvenamasias sąlygas, kur aš gyvenu nuo pernai metų spalio mėnesio. Generatorių užpliurkinom. Nu, ir mėgau, šiąnakt nebuvo šalta, buvo maždaug čia apie +1, +2 laipsniai, bet taip, kai sako, nu, visą laiką nakvodavau, -10, -12, be šildymo, nes tas generatorius kriokia, reiškia, degalų daug ryja, taupyti esu priverstas kiekvienam žingsnį. Tai vat, nu, čia konteineris, kuriame aš gyvenu. Daiktai sukrauti, reiškia, nu, stalelis toksai, vat, kai sako, nu, čia valgau, reiškia, rūbinė tokia. Persirengiu, reiškia. Nu, tolimajam gale yra taip vadinamos miegamosios patalpos, kur aš naktis leidžiu. Ach, tu velnias. Viskas kliuvo, pardončik. Tiksliau, ne miegamosios patalpos, o miegamoji patalpa. Tai nedidukė. 6 kvadratai, nu, aš šiąnakt lova miegotas, stalelis toksai. Kai sako, tokia spinksulė, bet elektros aš neturiu, nes nėra sklypė elektros dar. Įvadu, vienu žodžiu, kai sako, ir susimokėti reikia. Ir ant paskutinės kapeikėlės viską, tai, nu, į miegu tam, šitam reikalė. Kai sako, nežinau, ką komentuoti, kai sako. Nežinau, ką komentuoti. Taip tos mano statybos užlyja atrodo. Lietus užlyja, kasu. Nu, per dieną maistas man kainuoja 20 litų. Savo rankomis padarau, pirmin judu, o ne atgal. Tai vat. Tokia matematika, nėra ką komentuoti. Statybos, kai sako. Skęstu. Nu, šiandien lietus buvo, tai biški to vandens yra. Nu. Šiaip klemšynė, kai sako. Čia ilga ceremonija dar, kol kažką, nežinau, kiek čia reikės, bet mūrysiu savo rankom, stogą kelsiu savo rankom, viską savo rankom darau, nuo pradžios iki pabaigos. Kartais kokį pagalbinį reiškia, bet tai, sakau, už minimalius pinigus ir labai retai. Vieną dieną per savaitę baseinų. Taip, be išeiginių ir varau. Nuo spalio mėnesio, kai pradėjau. Pamatai slinko, lietus lyjo, reiškia, tai aš tos pamatus... Ką čia pasakoti? Tai iš po lietaus randi pamatus suslinkusių 10 tonų dumblo. Prikastuvo kimba, kasi, 10 tonų kokias 3 dienas kasi. Iškasi, vėl judi pirmin, bandai tus klojinius, kažkiek iš kuolų ten susikalti. Vėl lėtusi, vėl 3 dienas iš naujo. Nu, tai vat, štai prieš žiemą turėjau įsipilti pamatus, kad jie susivaikščiotų. Nu, nežinau, ką komentuoti. Tiesiog vat, taip dabar atrodo. Kai sakai, ir tikiu, kad viską pasidarysiu, kai sakai. Skaut nugarą biskutuką, skaut ranką, reiškia, bet nu, dirbt galiu, negaliu greitai dirbti, dirbu lėtai, negaliu visai dirbti, reiškia, pagaliu, atsikeliu, vėl galiu dirbti, nu, viskas, nu, taip judu pirmin, kai sakai. Nu. Jeigu tai dar nepraleisiu progos, jeigu palyginti su jaunimu, reiškia, vakar atėjo jaunimas, tai čia vienas vaikinuks, 18 metis, na, vaikšto jie čia kaip mirštančias gulbės po tas statybas. Dieną atidirbo, reiškia, jam vakare pasakiau, kad bičias, nu, sakau, maždaug kokie 3-4 tokie kaip tu, gal pusę manęs patrauktumėt, kaip aš dirbu. Tai va, kai sako, toks geras gyvenimas niekam neuždraustas. Prašom, kviečiu visus.
Jeigu jėgos turit, jeigu užsispyrimo turit, prašom. Visi galite gyventi taip, kaip aš dabar bandau susikurti savo gyvenimą. Tai va tiek.